Jo, inkarą mes galėsim prilaikyti, vienu žodžiu, iš lėto dainam iki to taško, tada svorį leidžiam, tada mes šoninį inkarą. Ką? Vietą gal ir nėra sudėtinga nustatyti, bet esmė yra tame, kad labai sunku priplaukti ir pastatyti tą bują į tą vietą, kur reikia. Turim prietaisus, kurie realiam laikė rodo koordinates ir mes pagal tas koordinates plaukiam į tą vietą. Atplaukus tada prisitvirtinama inkarais ir dar po to patikslinama to mūsų mechanizmo, kuris neša bujas vieta. Šiaip yra prisitvirtinama su 3 virvėmis ir tada tampoma. Nustatyti reikia 3 metrų tikslumu, bet stengiamės tai vykdyti gal 30,5 metro tikslumu. Mūsų čia, aš esu atstovas iš Lietuvos pusės, tuo pačiu plauste yra Rusijos atstovas, kuris irgi tuo metu tikrina, kokiu tikslumu įleidžiama buja ir irgi nustato jos koordinates ir tada taip ir vyksta tas mūsų darbas. Anksčiau buvo siena sužymėta plūdurais, kurie žymėjo tik tai sienos apsaugos zona vadinama. Plūdurai jau ne pačią sienos liniją, o maždaug atstumu 50 metrų nuo linijos ir žymėjo išplaukimo liniją. Ant pačios sienos pati siena pažymėta nebuvo. Dabar šiais naujų pavyzdžių plūdurais bus pažymėta pati valstybės sienos linija visam ežere. Beveik 9 km. Plūduros sumas vidutiniškai kas 400 metrų. Planuoja, kaip suprantu, 2 savaičių bėgį darbus baigti. Viskas priklausys ir nuo orų. Ir bus konkrečiai aišku, kuriuo vietu eina pati valstybės sienos linija. Plūdurai bus sienos linija žymintys ir maždaug 50 metrų atstumu nuo sienos linijos bus plūdurai žymintys išplaukimo ribą. Išplaukimas už tų plūdurų žyminčių išplaukimo ribą bus draudžiamas arba tik tai su sienos apsaugos tarnybos leidimas. Nu viskas čia, kaip sakant, ilgamečių darbo rezultatai, įvairios sutartys, tai paprastai viskas nebuvo vykdoma, turėjo būti sutarimai su Rusijos federacija, visokie įvairių kiti techniniai niuansai. Nu, darbai šiais metais pradėti ir bus ko gero baigti, bent jau Vištyčio ežere. Tie pažeidimai tai niekada nesibaigs, kaip sakant, kol bus ir kainų skirtumai ir taip toliau. Nu, pažeidžiamumas yra techninės priemonės, kuriomis stebime, ne tik mes, bet ir kolegos iš Rusijos federacijos. Bent jau šiuo metu, na, tas sudėtingumas sienos kirtimo ežero yra kuo toliau, tuo yra sudėtingiau tai padaryti, tačiau, žinoma, kaip sakant, pažeidėjai irgi nesnaudžia, randa įvairių būdų atlikti, užsiimti šią veiklą.